Taigi, treneri, jūsų komentaras apie ką tik pasibaigusias rungtynes. Ką manau, kovingos rungtynės, gaila nepavyko jų laimėti. Riteriai tvarkingai sužaidė gynyboje, kur neleido mums per daug sukurtų situacijų, kur aišku, kai visa komanda gynėsi, reikia gal truputį daugiau individualių veiksmų arba greičiau kamuolį, kad kamuolys vaikščiotų, perdavimai iš kraštų, ten pirmam kėliniui jau buvo aštresnių, antram kėliniui nelabai ir tie patys perdavimai į baudos aikštelę pavyko, taip kad nieko nepadarysi, 0-0. Nuo suolo pakelti visus savo atakuojančio plano žaidėjus, ar davė tai, ko tikėjotės iš jų šie keitimai? Kaip jau minėjau, ir Rūbiniai tą pakartojau, kad tikiu visais žaidėjais bet šiandien atvirai tikėjausi daugiau iš žaidėjų, kurie išėjo į aikštę, bet yra kaip yra. Živanovičiaus keitimas buvo taktinis keitimas, ar kapitonas galbūt kažką pajautė? Ne, iš taktinių sumetimų norėjom, kad žinot, praktiškai visas rungtynės žaidėm jų aikštėje, jau galas rungtynių, tai norėjom išleisti dar vieną puolėją, žygis greitesnis, kad apsisaugot nuo kontratakų, tai čia taktiniai sumetimas. Dabar rinktinių pertrauka, kokie trenerių planai? Nieko, duosim vaikinam pailsėti ir judėsim į priekį, kol kamuolys žaidime, visko gali nutikti, taip kad aš gal ne viskas dabar jau mūsų pačių rankose, bet nereik nuleisti galvos ir kovoti iki galo. Treneriai lygiasi su Marijampolės Sūduva, iškovotas taškas, jūsų pirmos mintis po ką tik pasibaigusių rungtynių. Pirmos mintis, iškovotas taškas, jisai labai sunkiai iškovotas, labai sunkios rungtynės, labai fiziškai žaidėjai stipriai išsikrovė šiandieną, labai daug sugėrėm varžovų atakų, bet sėkmingai apsigynėm ir šiandieną buvo keltas uždavinys komandai nepraleisti įvarčio. Tas pavyko padaryti, tai labai džiugu. Aišku, turėjom ir kitų planų rungtynėse, bet pagrindiniai esminiai neliko įgyvendinti. Kas būtent treneriui nepavyko priekyje šiandien? Tai esminis dalykas, nepavyko sukurti pavojingų situacijų tiek, kiek mes norėtume, ar ne, tai galų gale užsikabinti už kamulio ir išeiti į tas pavojingas kontratakas. Tikrai varžovas bandė irgi primesti tokį žaidimą pirmam kėliny, galbūt daugiau leisti mums kontroliuoti kamulį, nors ir tam buvom pasiruošę ir tikrai statėm planą, kad bus laikas tikrai, kai mes kontroliuosim ir žaisim su kamuliu. Tai nepavyko įgyvendinti kai kurių susitarimų, kur galėjom tikrai sukurti pavojų, prasilaužti pavojingiau į paskutinę aikštės trečdalį ir iš ten kurti pavojingas situacijas. Bet džiugu, kad žaidėjai neblogai reagavo netgi į savo klaidas ir nebuvo šiandieną jokių kažkokių tai, kaip pasakyti, iškritimų iš koncentracijos po klaidų, kažkokių tai bereikalingų nusivylimų. Todėl aš esu iš esmės labai patenkintas žaidėjų šiandieną koncentracijos lygių, požiūrių į rungtyniavimą ir šiandieną kaip mes kovojom, tai neturiu niekam jokių pretenzijų, tik tai daugiausia turiu pagirimų. Antrą kartą šį sezoną 0-0 sužaidžiat su Marijampolės Sūduva, ar galim sakyti, kad tai kažkiek palanki komanda savo žaidimu jūsų komandai? Ne, negaliu sakyti taip visiškai, ar nei palanki ar nepalanki, mes statom planą prieš kiekvienas rungtynės, ar ne, ir buvo šiandien velniškai sunku, tai čia tas taškas vos ne kai kuriuose epizoduose atrodė kaip pergalė, ar ne, tai buvo sunkios rungtynės ir galėjom praleisti tą įvartį, bet šiandien labai gerai sudirbo gynybos linija ten, kur jinai turėjo sudirbti. Sakau, apmaudu tik tai, kad nepavyko ištrūkti iš netgi gero kontrpresingo iš varžovų, kai turėjom situacijas jau, kuriuose tikėjomės išeiti iš presingo.
Bet tai lygiai taip pat irgi gero varžovo nuopelnas. Tai Sūduva šiandieną rodė, kodėl jie yra lentelės viršuje ir kovoja dėl aukščiausių vietų. Ir tikrai puikiai pastatyta ir puikiai visų pirma sukomplektuota komanda. Tai tiek, o mes kaip pasakyti, šiandien sugriovėm jų planus, turėjom daugiau, bet gaila nepavyko. Ir dabar rinktinių pertrauka, kokie planai? Tai visų pirma pailsėt žaidėjam, išsigydyti mikrotraumas ir tikiuosi grįžti rotacija žaidėjų, kurių šiandieną dar trūko per tas kelias savaitės. Labai tikiuosi, kad sugrįž Arvydas Novikovas, Rokas Stanulevičius ir turėsim šiek tiek didesnę sudėtį, kaip galėsim parotuoti, o net nėra klausimų, kad šitie žaidėjai ir apskritai turėtų vaidinti didelį vaidmenį, didelės rolės mūsų komandai. Tai pagrindinis dalykas yra žaidėjų sveikata, ko gero. Be abejo, pasiruošimas sekančiams.